Labutis, pažiūrėsime, ką tavo širdutė nori pasakyti, ką svarbaus nori perduoti tavo širdutė. Taip, išėjo pats velnias. Tavo širdutė galbūt kažkam prie kažko yra prisirišusi. Taip pat gali būti, kad išlys ydos, ane? Taip pat gali būti, kad sielvartas, ane? Kad kažkokios baimės, nerimas, galbūt iš vis blogai miegi, ane? Dar gali būti poveikis, blogas poveikis ant tavęs, taip? Galbūt tu supranti, kad kažkas jau yra negerai ir bandysi kažką tai daryti, ane? Taip kaip faktą priėmi. Viskas greičiausiai negatyvo, esu pilno kalno, negaliu įsikrapštyti, galbūt netgi pinigų sfera kenčia, ane? Galbūt jautiesi sveikatos atžvilgių prastai. Galbūt, kas čia dar gali būti, liga. Gali būti kažkokia tai liga. Pavyzdžiui, tu supranti, galbūt jau tai patvirtinta, galbūt nepatvirtinta, kad yra kažkokia liga. Va, čia gali būti ir liga. Tvarkoj. Kas dar? Taip, dabar, jeigu tai būtų ligos atžvilgių klausimas, ane, tai būtų kažkokia tai operacija, reikalinga operacija, ane, operacija turėtų praeiti sėkmingai ir turėtų viskas būti gerai. Dabar, kas kitokių lygių, ane, reikalingas kažkoks tai stiprus valymas, kuris atkirstų nuo jūsų negatyvę energiją ir pasileistų aktyvi energija, ane? Ta pasyvą visą reikia nuimti ir, reiškia, atsigauti. Galbūt reikia kažkoks ritualinis valymas. Galbūt kažkam reikalingas valymas su aštriais prietaisais, pavyzdžiui, su peiliu, ten su kitais kažkokiais tai prietaisais, būtent su aštriais, kad atkirsti visą tą negatyvą, ane? Kad gražinti į savo gyvenimo sėkmę, bet padaryti bumerangą. Svarbus yra etapas bumerangui. Tvarkoj, kas dar? Taip, jeigu vat kam aktualu bumerango klausimas, taip, tai vat grįžtų bumerangas, jis negrįžtų iš karto. Čia būtų dar tokia kova arši, gana arši kova būtų. Dabar kas darysis operacija, lygiai taip pat vyks atsistatymo procesas. Jis nebus greitas, tai vyks gana lėtai, kol atsistatysit, nes čia reikės dar pakovoti. Galbūt operacija truks ilgai, pavyzdžiui, ane, jinai bus negreita. Todėl teks dar kažkurį laiką jausitės, tarkim, po operacijas, kam svarbu, ane, gali būti netgi tokia krizinė minutė, valandėlė bus tokia krizinė. Galbūt kažkam bus netgi iki mirties. Kažkam gali būti va ta minutė, kai, pavyzdžiui, sustos kažkas. Ten, pavyzdžiui, širdis kam sustot gali, arba, va tokia akimirka, kaip tarp mirties ir gyvenimo, taip, kai reikės gerai dar pakovoti, galbūt intensyviai terapijoje, ar dar kažkas, atsargiai, ne, nes mums rodo, kad tai lėtas procesas, iš vienos pusės reikės labai stipriai atiduoti daug jėgų, kad atsistatyti. Dabar kas kitokiais būdais, pavyzdžiui, kas darysis valymą, ane, todėl, kad daugiau jau nebėra kur, praktiškai nebėra kur, ane, tai valymas vyks aktyvus, bet jis bus gana lėtas. Galbūt, pavyzdžiui, iš pirmo karto nepavyks išsivalyti ir atsistatyti, ane, po valymo gali būti, kad labai prastai jausitės. Tai yra normalu, netgi valymo metu blogai jaustis yra normalu. Tai vat, atsistatymo procesas bus, atsistatyti taip atsistatysit, bet reikia viskam laiko. Taip. Taip, vėliau viskas susitvarkys, susiklostys, kas bus po operacijos, atsinaujinsit ir truputėlį bus toks diskomfortas, taip, nes bus neaišku,
kaip kas prie ko, bet už tai bus jau stabilumas. Bent kažkoks, bet stabilumas. Kas valysis dvasiškai, uždarysit visus kelius tiem blogiečiam. Padarysit tokią kaip teisingumą ir, reiškia, užblokuosit visas negatyves energijas. Ir atsinaujinsit kaip mažas vaikas. Toliau. Taip. Žiūrėkit, kaip gražiai. Į jūsų gyvenimą iškart ateis aktyvi energija, meilė, naujos finansinė prasme, ne, naujovės, pinigėliai ateis, galbūt jūs kažką tai suprasite tokio, kaip čia pasakyti teisingai. Bet atgimsit kitaip, ne, ir jų mąstymas jūsų bus kitoks. Kažkaip kitaip mąstysit, kaip čia priimsit viską, ne. Taip, naujos finansinės galimybės, galbūt kažkokį verslą kursit. Nu, kodėl ne? Ne? Vat į galvą ateis kažkokia mintis ir norėsit ją realizuoti. Taip, pinigėlis bus nedidelis, bet jis ateis. Kitiem galbūt kažkas norės, pavyzdžiui, kurti naujus santykius, ne? Investuoti į santykius, taip? Sakys viskas, aš nenoriu būti vienišas, aš noriu santykių, noriu savo rasti tinkamą partnerį, kuris būtų toks pat kaip aš ir man to reikia, reiškia, su visa galva ners į tokį. Taip, vat, ieškos savo partnerio, įsivaizduos kažkokią tai vaizduotę vis tiek ateičiai turės, ne, vat, labai daug svajos. Na, pažiūrėkim, ar turėsim mes tokį bent panašų partnerį, ar savo turėsit. Taip, ilgai sėdėti, gal kažkas ilgiau sėdės, tiesa, taip, kažkas tiesiog netgi užsisėdės tokioj stadijoje, pasėdės ilgiau, todėl kad vis tik kažkokia žaizda bus, nusivylimas, apie praeitį daug galvosit ir žodžiu, lygiai taip pat galit sutikti tokį pat panašų savo vyriškį, kuris irgi bus panašus. Galbūt praėjo kažką panašaus, galbūt lygiai taip pat nusivylęs, ne? Jis irgi bus toks lėtokas, niekur neskubės, ne? Bet su laiku, jam reikia tik laiko ir po truputėlį jis atsigaus. Taip, štai, jis jau bus toks romantiškas, taip, jis bus stiprus, jis spręs visas tavo problemas ir po to tu jį jau matysi tokį stabilų, tvirtą, tokį valdingą, vat jis toks ir minkštas, ir valdingas, ir mokantis viską įspręsti, gana įdomus vyriškis. Taip, dabar labai daug aplinkui bus veiksmo ir daugiau mums neberodo. Dabar taip. Tavo aplinkoj bus ne vienas toks, žiūrėk, 1, 2, 3 ir dar ten, žiūrėk, taip, ar aš spėju, ir čia 3, taip, gali būti, kad žmogus bus ant tiek daugpusiškas, ne, va tiek jų, o gali būti, kad tu pradėsi ieškoti tarp daugybę vyrų, ir galbūt vat, kažkokį vyrą rasi, kuris irgi ieškosi, ne? Galbūt sužinosi, kad kažkoks tai tavo pažįstamas irgi ieškosi ir ne vienos. Ir daugiau mums informaciją uždaro. Taigi, laukia beprotiškai daug veiksmo. Beprotiškai daugybė visko. Ką? Svarbiausia žiūrėkti sveikatą. Sveikata dabar yra pats svarbiausias dalykas. Taigi, visi valymai, kuriuos darysitės, jie kaip tik jums atsidarys kelius. Ir į santykius, ir į finansus, ir į kitokios platybės. Tai kad sėkmės jums.